Labas! Velykos tai pavasario šventė, gamtos atgimimas ir gyvybės atsinaujinimas po žiemos. Ir kalbant apie gyvybę, pasidalinsiu naujieną, kurią pradėjo itin plačiai aptarinėti vakar. Taigi vakar nuaidėjo pranešimas, kad mokslininkai paskelbėjo, kad rado kol kas stipriausią įrodymą, kad planeta, kuri yra už 124 šviesmečių nuo mūsų, gali būti tinkama gyvybei. Tyrėjai aptiko molekulių planetos K218b atmosferoje, kurios Žemėje yra gaminamos jūros organizmų. Pradėkime nuo pradžių. Kaip aptikta ši planeta ir kaip buvo nuspręsta, kad ji gali būti tinkama gyvybei. Tai yra būtent tai, kam ir buvo sukurtas James Webb teleskopas. Mes laukime labai ilgai, kad galėtume tą padaryti. Taigi, iš tikrųjų nefotografuojame planetos, nes ji yra per maža. Viskas, ką gauname, tai yra šviesa iš jos žvaigždės, kuri net ir pažangiausiais prietaisais tėra taškelis. Tačiau planeta skriedama savo orbita laikinai praskrieja prieš žvaigždę. Tuomet žvaigždės šviesa prasiskverbia pro planetos atmosferą ir pasiekia mus. Bet kokios molekulės toje atmosferoje pakeičia šviesą ir mes galime fiksuoti šios pokyčius ir išsiaiškinti, kasgi yra toje atmosferoje. Faktas, kad apskritai galime tą padaryti, kad galime pasakyti taip, šioje planetoje yra šių elementų, net jei ji yra nutolusi nuo mūsų per šimtus šviesmečių, tai tik įrodo, kokia galinga yra ši technologija ir kokie kūrybingi yra astronomai. Patį metodą mes vadiname tranzitų metodu. Kai planeta praskrieja priešais žvaigždę, ji truputį užtemdo jos šviesą. Ir matuojant to šviesos sumažėjimą, galima nustatyti planetos dydį, orbitos laikotarpį, o planetai perėjus priešais žvaigždę, dalis žvaigždės šviesos praeina per planetos atmosferą ir tada skirtingos molekulės sugeria skirtingus šviesos bangos ilgius. Tad jų buvimas palieka tokį tarsi piršto antspaudą šviesos spektre ir mes galim pasakyti, ar yra tokie junginiai kaip vandens garai, metanas, anglies dioksidas, deguonis, dimetilsulfidas ir taip toliau. Taigi, ką mes žinome apie šią planetą K218b? Jums norėtųsi geresnio pavadinimo, nes šis nėra poetiškas, taip, bet planetos yra žymimas raidėmis ir skaičiais, nes mūsų galaktikoje jų yra milijardai ir vardu greitai pritrūktume. Taigi K218b laikoma milžinišku vandens pasauliu, ji yra apie 2,5 kartų didesnė už mūsų Žemę, su vandenilio atmosfera ir milžinišku vandenynų po ją. Ji yra 8 kartus masyvesnė už Žemę ir sukasi aplink mažąją raudonąją žvaigždę. Jos metai trunka vos 33 dienas. Tai yra nepaprastai jaudinantis atradimas. Tad ši planeta yra 2,5 kartų didesnė už Žemę ir nutolusi per 1 kvadrilijoną kilometrų nuo mūsų. Ir ji gali būti tinkama gyvybei egzistuoti. Nes James Webb teleskopas toks galingas, kad gali analizuoti atmosferų cheminę sudėtį iš labai didelio atstumo. Ir cheminė analizė parodė, kad K218b planetos atmosferoje yra molekulių, kurios Žemėje gaminamas tik gyvų organizmų – dimetilsulfido ir dimetildisulfido. Žemėje jį gamina dumbliai. Šis signalas yra toks stiprus, kad jei gyvybė ten egzistuoja, tai ji bus labai gausi. O dimetilsulfidas iš tiesų yra viena iš įdomiausių molekulių, kai kalbame apie gyvybės paieškas kitose planetose. Viskas prasideda visada nuo molekulės. Prieš 18 mėnesių mokslininkai aptiko silpnus dujų molekulių pėdsakus šios planetos atmosferoje, kurie galėjo būti sukurti gyvybės. Bet dabar tyrimui vadovaujantis mokslininkai teigia, kad įrodymai sustiprėjo. Ir jei patvirtinsime, kad K218b egzistuoja gyvybė, tai iš esmės reikš, jog gyvybė galaktikoje turėtų būti labai dažna ir tikrai visiškai kitokia negu mūsiškė. Žinoma, absoliučia prasme šie įrodymai vis dar yra silpni. Tuoj paaiškinsiu, kodėl ir ką turiu omenyje. Nes visų pirma, jeigu šios medžiagos ten tikrai yra, tai nebūtinai reiškia, kad jos kūrė vien gyvybę. Taip? Tai, kad ji Žemėje yra gaminama planktono, tai nereiškia, kad ji negali būti sukurta kažko kitko kitoje planetoje.
Ar jas pagamino ugnikalnis ar kitas natūralus procesas? Sunku atsakyti. Chemikai dabar bandys dirbtinai sukurti tokias dujas. Ir galiausiai mokslininkai galbūt sutars, kad jos greičiausiai yra biologinės kilmės. Kada galėsime gauti tvirtą atsakymą? Iš tiesų, galutinį atsakymą dėl šių molekulių buvimo turėsime per 2 metus. Dabar mes turime 3 sigmų rezultatą, tai yra 99,7% tikslumas. Prieš 1,5 metų šis tikslumas buvo tik 68%. Bet visų mūsų siekiamybė yra 5 sigma rezultatas, kuris duoda 99,99999% tikslumą. Taip ir vyksta mokslas. Šiuo metu rengiamas mokslinis straipsnis ir su turimais rezultatais vienintelis paaiškinimas yra biologinis procesas. Tačiau mes norime išlikti atviri. Gal po 4 metų patvirtinsime gyvybę, o gal atrasime naują cheminį procesą, kuris paaiškins šių molekulių atsiradimą toje planetoje. Tai vis tiek bus mokslinis proveržis. Ir vis dėlto tai vienas stipriausių įrodymų, kad gyvybė kitoje planetoje gali egzistuoti, kokį mes turėjome lygi šiol, taip, pirmasis toks. Reikės, aišku, daug analizės, tyrimų ir duomenų, kad patvirtintume ar paneigtume hipotezę. Visatoje vyksta daugybė keistų dalykų ir mes nežinome, kokie kiti geofiziniai procesai gali vykti toje planetoje. Astronomai tiki, kad vis labiau priartėja prie vieno didžiausio mokslo klausimų atsakymų, taip? Būtent astronomų sferoje jis yra, ar visatoje mes esame vieni. Tas garsusis Fermi paradoksas. Mes esame vienintelės žinomos gyvybės formos visatoje. Nežinome, kiek įvairi gyvybė gali būti kitur. Ieškome tokios gyvybės, kuri būtų panašiai į mus, nes žinome, kaip jie atrodo ir kaip veikia planetas, kaip keičia atmosferos cheminę sudėtį. Bet žinoma, su tom priemonėm, kurias turime, jos yra nepaprastos. Per 100 šviesmečių mes tyrinėjame šią žvaigždę ir K218b planetą, atstumas, kurį sunku įsivaizduoti ir vis dėlto mes sugebame tą išanalizuoti. Iš tų šviesos spindulių, kurie pasiekia mus, tai tikrai yra stulbinantis proveržis ir tai yra tikrai pirmoji iš daugelio planetų, kurios bus tyrinėjamos tokiu būdu artimiausiu metu. Įdomu tai, kad galbūt geriausia galimybė aptikti gyvybę slypi visai arti, viename iš apledėjusių Jupiterio ar Saturno palydovų. Daugybė kosminio aparatų jau ieško atsakymų būtent ten. Tai klausimas, kurį žmonija kelia 1000 metų, dabar turime neįtikėtinų priemonių ir išteklių ieškoti tiksliau. Su šventom Velykom visus, gražaus savaitgalio ir gražių švenčių, su pavasariu. Tokia bus šiam kartui trumpa fizikos paskaita arba tokios trumpos mokslo žinios. Ačiū.